No way! No fucking way! This is jackpot, hebra. Hebra, naujas verslas ateina. Melsvas Rolexas. Andrėjau, gaudyk. Oh! Parodyk, kas ten. Ką mes turim? Stabdyk! Stabdyk! Čia 3D printeris. Kas čia bus, kas čia bus? Oh! Wow. Ne, nu, wow. Yes! Kas nematėt pirmos paliečių dalies, eikit pažiūrėkit, o mes einam filmuoti antrą dalį. Atidarom vartus. Čia tiek šiandien reiks išpakuoti. Nu, tai kaip matot, jo biudžetas padidėjęs pas mus, jau galim išsirinkti iš 2 spalvų. Pirštinės, kokias norit. Juodas? Juodas. Juodas. Labai gerai. Turiu dar vieną naujieną. Savininkas paliečių sakė, kad jeigu pastatysim butelio iš pirmą kartą, tai gausim dar vieną palietę nemokamai. Opa. Bet ne taip, Miran. Nu, Tu bandai rašyti. Pabandyk. Gerai, bandom. O kas čia toks? Paliečių savininkas. O gal netyčia? Nope. Taisyklės nesikeičia, paskirstom komandom, išsirinkam po vieną palietę. Šį kartą sakė palietės iš Amazon. Amazon? Not keser. Nebus keser šildytuvų. Jeigu ir jūs norit atvažiuoti čia ir išsirinkti palietę ir normaliai papliusuot, tai komentaruose arba video aprašyme paliksiu adresą, kurio galite atvažiuoti ir išsirinkti. Aš negaliu pažiūrėti net. Nes nelabai matosi. Galima laiptukus į studiją, ta prasme. Eik tu čia Dysonas. Tysonas? Primesk dėžiai Tysonus. AirPod. Gal bairis AirPodus? O, žiūrėk, kokias dėžės. Aha, nieko nematau. Kokias dėžės. Pala, čia robotas, gerai. Duodu 5 sekundės, šitą jau rezervavom. Taip sakant, liaudiškai atsakyti nuo mūsų dėžės. Nu tai ką, pasirinkot? Mes pasirinkę, o jūs? Tai ką, pradedam? Let's go. O laimi tas, kas paima brangesnius daiktus? Laimi tas, kurio palietė kainuos brangiausiai. Tai čia jau belenkiek pinigų iš tikrųjų, tai aš manau, mes labai esam arti to, kad laimėt. Racing Series, hebra. Pas mus krenta. Opa, atsidarė, hebra. Davai, mažiau kalbų, daugiau darbų, pakuok. Pakuojam, žiūrim? Kokį žiaurų. Wow. Kokie 100, 200, nežinau. Look at this, jūs pažiūrėkit. Jau biški Jūs pavydžiu. pažiūrėkit, čia yra RC modeliukas, kuris ko gero šonais dar gali varinėti. Mes gavom dar apykoje. Praeitą kartą pradėjom nuo prailgintuvo, o šį kartą pradėjom nuo va tokių daiktų. Aš galvoju, kad šita mašinytė kainuoja 70 eurų. Kainuos 15. Bet jinai iš šonus varo. Iš šonus tada 20. Iš šonų? Iš šonus! Mašinytė visiems, kurie nekenčia šoninio parkavimo. Va. Mes turim sensorinę lempą kažkokią, lauko. Turim 3 lempas ir prailgintuvą kažkokį. Nu nieko, gal kitam pasiseks, kitoje dėžutėje. Galvoju, kainuoja tram 5 eurų. Aš taip pat dabar šitą dėžę atpakavau ir tada pažiūrėjau, kas viduj, tai noriu supakuoti atgal. Kažkokios lempos liktais. Toksai namukas. Bet čia reikia labai aukštas lubas turėti iš tikrųjų. Šitas kokį 200 kainuotų turėtų. Šiek tiek nuslūgo įdomumas ties to daikto. Kaip galvojat, lempa jaučiu bus, ne? Nu ką, praeitoj serijoje strigo man kieser šildytuvų. Dabar lempas visur. Einam prie rimtų reikalų. Bet biški su lipneškė priklijuota, tai bus kažkas kitas viduje. Pas mus krištolinė lempa su daug visokių krištoliukų. Krištaliukų ir kurie tikriausiai neveikia. Aš tai galvoju, kalienas čia. Pas mus diskinis pjūklas, kas nori pasimėtyt? Gavau kažkokią akvariumo lempą, Andrius sakė, nežinau. Ar turka pagelbėk? O Aha, daužtas veidrodis.
Ištraukiam didelį veidrodį, bet biški daužtus. Žiūrėkit, mes ištraukiam asilų paveikslą. Ne, čiagi gražuliukų paveikslas, hebra. Aš kojas matau iš vis. Aš ko jas matau. Ištraukiam veidrodį, bet biški daužtus. Daužtas. Kaip ir mes su tavimi. O kol tu nesakė, kad apsirenk darbinę aprangą, aš apsirengiau gražią. Kiek veidrodžiai kainuoja? 200 eurų. Aš manau 200. Ne, per daug mes čia sakom tas kainas. Per daug. Per daug. Aš kol kas viskas 200. Viskas 200. Įpusėjom su tom dėžėm, labai keista, kad nei vieno šildytuvo. Praeitą kartą čia milijonas buvo tų šildytuvo, dabar nei vieno. Karočią lempą ant ekrano. Nežinau, kam gali būti jinai reikalinga. Tai va, normali lempa. Pažiūrim, ar veikia. Spėju, kaina 200. Ir kuleris. Vasaros sezonui galima parduoti už 2000 eurų. Gavau makaronų makerį. Toks solidus, toks biškis sveria. Radau tikrus AirPodsus. Kažkas man kužda labai lengva dėžutė. Tada čia InPods 12. AirPods Čia naujausi. Labai lengvučiai. Labai lengvučiai, čia gerai yra. AirPods. Ir tokius atneša tada. Man reikia ir podų, mes turim ir podus namie. Nu, čia apie 200 turėtų. Pas mus padaugėjo dėžių biški. O, žiūrėk, lempa kažkokia tai yra. Nuo mūsų. Pas mus JBL kolonėlė su šaldymo funkcija. Pamenat, kur sakiau lempą nuo monitoriaus? Dar neišsiaiškinom, kaip čia pajungti. Čia kai laidotuvės vyksta ir pirmas, kur... Opa, dabar nešk. Pala, tyliai, tyliai. O, 200 eurų. 200 tikrai. Čia kunigui parduosi iškart, žiūrėk. Opa, į kišenę atvarai. O, Mum. ištraukiam, nežinau, ar jis kažkiek bent jau kainuoja, nežinau, jei kažkam reikia, galiu atiduoti nemokamai. Kam iš kunigų reikia tokio, parašykit labai papigiai, prastumtumėm už 200. Mira! Nu, kas šitoj sunkioj dėžėj? Okay. Čia 3D printeris. Nu, atrodo, tai rimtai. Hebra, čia yra insane. A, čia įdedi, čia, tipo, Kraujo laboratorija. mėginukus. Mėginukus įdedi. Čia apie 200 turėtų. Tai galėsim parduoti ir laboratoriją. Gal, nežinau, vakcinas darys kažką, nežinau. Čia dabar ant 60 važiuojam. Čia dabar cukrų bert reikia. Tu gal net virinėk. Įkišk pirštą. Voras. Nu, centrifuga faina, apie 200, manau, gautumėm. Turime sistemą skirtą augint augaliukus. 20, nedaugiau. Gal ir 10. Nu, turim kažkokią sunkę dėžę. Keptuvės! Ai, pas jūs irgi? Pas jūs irgi keptuvės? Čia galima kaip ragatkę arba... Motherfucker, guys. High quality. High quality. O. No, ku. Eik tu. Nu ką, varom į medžioklę. Tiesiog pažiūrėtų. Matau. Binokulars 100 eurų. Lempa. O aš gavau keptuvių rinkinį. Pilna keptuvių, nežinau, gal 3 dėžės keptuvių? Bijau, kad šitas 200 netrauks. Violetinė. Geltona. Pagal muziką keičiasi. Žiūrėk. Mes 2 tokius turim, va, apšviest kambarį. Gal visai ir nieko? Amazon Prime. Tikiuosi bus MacBookas. Pastavė čia voras sėdi. Rimtai? Eik tu. Kur? Nu, ne į tą pusę. Į šitą gerai. Ištrauksi. Oh! This is jackpot, hebra. Hebra, naujas verslas ateina.
Turime daug klyjų. Klyjai po 5 eurus po vieną. Oik tu savo. Jūs pažiūrėkit, Ir impodų dar. pilna dėžė AirPodsų. Aišku, ne AirPodsų, ten kinetiškai, bet. Kebra. Ne, čia tipo tie podai, tipo rodo, kad aha, jie sugesta, tai vad geriausias dalykas juos taisyti. Nu, jeigu žinočiau, kad toje paletėje yra tiek ir podsų, gal būčiau įdėmiau pasižiūrėjęs tą paletę. Taip, belenkiai. Biški nesažininga. Intuicija šį kartą pavedė mūsų Andrium. Biški ne tą paletę pasirinkom. Čia kažkoks tipo tvirtinimas. Bet kokybė jaučiasi gera, apie 200, manau, paimtų. Nu, žinokit, šį kartą yra gerų dalykų. Matei, kiek ir podsų pažiūrėjau. Oho. Eina pora. Dar net neįpusėjom. Dėžė nedidelė, bet sunki, mano mėgstamiausia kategorija. Labai keista, kad dar jokio MacBook'o neradom. Ai, čia linoleumas. Čia va. Grindis, jeigu kas dedasi namie, tai galit, va, A, ne, čia, žiūrėk, man atrodo, čia kompą gali pasistatyti. kompą pasistatyti, tai kur kompas? Reiškia, bus gal. Jeigu šitas kokių 15, šitokių mes turim kem 4. Nežinia kokia kaina, va, įdomu, kiek. 3 eurų. Kem 5 ir podsus. Toks peilis tai apie 200 turėtų kainuoti rinkoje. Aš dabar su šitu pakuosiu jau daiktus. Pažiūrėk, toks žiaurus. Bet peilis toksai labai atrodo geros kokybės. Pabandžiau pjauna prastai. Gaila. O, nenori griliaus, Vitalik. A? Griliaus nenori. Čia grilius? Jo. Kiek, kokia kaina, kaip galvoji? Na, apie 2 jaučiu. Apie 2 eurų grilis. Radau pultelį, vėl teliko nėra. Tiesiog pultelis. Čia! Atsargiau. Labai sunku. Kažkokia raudona etiketė yra. Bet čia jau iš karto jaučiasi, kad labai solid dalykas, nes belen kaip sunkus pats mechanizmas iš savęs. Galvoju, nu kažkas čia keisto. Tipo. Tikrai gali ir savyginai panaudoti, jeigu net neveiks. Žiūriu tą instrukciją. Jo, apsaugai. Tik įdomu nuo ko. Ką? Čia. Savyginai palauk. Sakau, savyginai. Visiškai nesavyginai. Parodyk šitokį. Oh my god. Šitą reikės užbūrinti. Savirealizacijai. Aš geriau sakyčiau. No way! Šiandien išsipildė mano svajonė. Myra nori pabandyti. Nežinau. Ar geras? Eik tu. Nu ko, šito tikrai nesitikėjau. Tai nežinau, dabar mūsų jau kontentas plus 18 patapo. O kur kišt? Va, tai geras klausimas. Pajungia elektrą. Tai va, man atrodo, va. Uh-oh. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta. Karočią atsargiai dabar. Kažkur gedimas. Čia. Ai, prisuk. Ne, nu šitos paletės tai bišį geresnis. Mūsų paletės, man atrodo, mes laimėjom. O jeigu mama pamatys, tai kas tada? Pala, dabar karočią yra greitai 17. Oh my fucking god. Stabdyk! Gavau su per snukį. Jis man trankos per snukį, kas per šūts. Šitas turėtų kainuoti normaliai. Šitas pakainuoja. Šitas pakainuoja. Sugalvojom užmesti jį ant lubų priklijuot. Galvoju, nu, darysim, kol pavyks. Yes! Pavyko. Pavyko.
Let's go! Oh my god. Bet palauk, čia labai blogai. Ne, tiesiog nesakysim jau. Nu, jo. Bet sakė, atvažiuos signalizaciją įtaisyt, tai jo, tai nuklijos. Turim tokią didelę dėžę, o vidu yra manekenas. Manekenai šiaip pakainuoja. Reikia ištraukti. Reikia ištraukti. Opa. Opa. Jeigu ten nesulūžęs, be jokių defektų, manau, galima parduoti už 100. 200. Nu, kokie 200? Atidarau, sulaužiau. Dėžė turėjo va taip atsidarinėti, aš taip atidariau. Ir sulaužiau. Dėžutė papuošalams, manau, kainuoja 40 eurų. Šnai. O, Spaceriai. Ko aš čia? BMW detalė kažkokia. Kad ratai būtų labiau. A, išsikišę tokia tipo. Robotas siurblys, nu tai kiek? 200 eurų kokiu? Yes, kuris pats dar išsivalo, tai jo kaina daug didesnė. Robotas siurblys su automatiškai išsivalymu sistema. Nuėjau aš prie dėžės, kur yra visos dėžės, man kažkaip patinka išsirinkti mažesnės dėžutės. Ką tu ten būriai? Pasiemu tą mažą dėžutę, atidarau. Parodyk, kas ten. Rolexas, hebra. Melsvas Rolexas, bet parašyta ne Rolex, o būriai. Gaila. Oyster Perpetual. Au, sunkus ar lengvas? Šiaip visai nieko. Rolex. Tiffany Blue. Kiek jūs toks kainuoja, įdomu. Sen. 17 štukių. Tai ne 17 štukių kainavo, o 40 eurų. Čia kai ateini pas būrėją jauną ir sakai, tu jau seniai būrėja, tik dabar pradėjai. Gerai, pas mus dar vienas penas 30 eurų kokių. Dar vienas ventiliatorius 30 euriukų. Man atrodo, šitą jau kažkur tai matėte, ne? Ventiliatorių dėžė pas mus. Kelintas jau pas mus. Kas jau kas, karšta šią vasarą mums tikrai nebus. Dar vienas 30 eurų. Nu, palyginus, kaip pirmoji daly buvo, tai daug šildytuvų visokiausių, tai galvoju, o, antroji daly irgi kažko tai daug bus. Kur galva? Ava. Gražušiai. Šiaip Čia labai jisai- gražus daikčiukas. O, Pažiūrėkit. Neveikia. Gal reikia, kad Baterijai būtų reikia. batarkės. 1, 2, 3. Stipriausiai, eik, tu susidėžė. Čia, man atrodo, tas pats dalykas, kuris ir prieš tai buvo, toks stabilizatorius, sterilizatorius. Nesuprantu. Čia multicook, ar ne? Black garlic galima daryti. Pasimka, nu. Čia labai skanu. Aišku, aš nieko nenoriu sakyti, bet netrodo jums, kad po to daikto mes jau laimim. Ne, jūs tai pliusė tikrai. Pala, tu žiūrėk, kai išpakuoja. Seifas. Bet šį kartą be antspaudo. Praeitą kartą buvo su antspaudu. Nu, robotą nežiūrėsim, spėju vis. Dar vienas robotas siurblys. Čia pilna raktų. Aišku, gaila, kad nebuvo kaip praeitą kartą su lagaminais, kad lagaminė buvo dar 2 lagaminai. Jeigu po sunkios darbo dienos skauda kojas, tai galima visada pasinaudoti foot massage. Viskas, ko reikia po tokios sunkios išpakavimo dienos. Nepataikiau. Gal ir pataikė? Kas čia bus, kas čia bus, kas čia bus, kas čia bus. Ei, radom jūsų robotą. Bet be išsivalymo sistemos tai toks pigesnis 100 pem. Davno. Toks dišomas. Toks biški. Kas čia bus, kas čia bus. Lempa, bet ne bet kokią, o neoninė. Helikopter. Žiūrėk, mediniai lastai. A? Alright. Kažkaip jau Andriukas čia tyliom čia stovėjo, parodė kišenės. Neprisirikė. Jau kažką, man atrodo, pasiėmė. Jau būriai laikrodis kišenė. Čia tie patys augaliukai. Opa, didelė, bet lengva dėžutė. Voras ir vėl. Visur varai. Kiek čia tų varų? Turim lubų ventiliatorių. / šviestuvas. O, ką mes turim? Weather station. Hebra, va čia yra vienas iš įdomesnių dalykų. Čia yra weather station. Tai realiai dabar Daug pirmas dalykų. sužinosi apie orų prognozę. Taip, ir man nereikia žiūrėti žinių, kad sužinot. Taip.
kokie orai bus. O čia mes turim konstruktorių, kaip suprantu. Opa, konstruktorius. Visai nieko dalykas. Biutas tai neblogas. Neblogas. Bet žiūrėk, kiek detalių. Hebra, pasakysiu to, kokie orai bus nuostabu šiandien orai, tai turim greičiau baigti video. Nu ką, artėjant prie pabaigos, tikiu, kad ištrauksiu kažkokį jackpotą. Pasirodo tiesiog potas. Atidarom gal šitą, kas įdomu. Viduj. Įdomu, kas ten, įdomu, kas čia. Dormemo memo sančių žinys. Andrėjau, gaudyk. Toks nelengvas. Portable power station. Ne taip buvau pasiruošęs. O taip. Gaudyk. Ai, gal nereikia man tokio. Šito man reikia. Neblogas. Čia generatorius. Čia powerbankas didelis. Šitą pasiemu. Didelis mini generatorius. Va, plemba. Hebra, darysim diskotieką. Žiūrėkit, kiek turim LED mini spider light. Tokių šviestuvų. Atsargiai, spider light. Man tai kažkaip tai per daug tų dėžių. Tai toj dalinsimės. Tai ką pasiemi? Nu čia žinokit, Hebra. Čia, man atrodo, mėsą į faršą. Sufaršot. Turim ir vėlgi kažkokias lempas. Kainuoja tramel. Ventiliatorius ant lubų. Ar vėl ventiliatorius? Vėl ventiliatorius. Kredelis. O! Šitas neblogas. Bliamba, pas jūs geresnė dėžė, pripažįstu. Čia art set. O, Visokios kreidelės, piešimo reikmenys. geras dalykas, 200 gal eurų ir kainuotų. Automobilio kėdė. Bet čia tikriausiai tas Čia masažuojanti. masažuojanti? Ar atidarom? Ne. Nusprendėm šitos dėžės neatidarinėt, nes jau mes biškiai ir tingim, jau kiek čia valandų mes čia dėliojam tos dėžės. Paskutinė dėžė, tikiuosi bus gera. Greičiausiai lempa su ventiliatoriumi. Šildytuvas bus tas. Hup, 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 hup. Ledijostas nenorit? Kokia spalva? Nežinau, pajung. Mira, pajung. Mira, pajungsi? Pajung. Mira, Mira, pajung. 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 Yra pajung. Pajung. Pusė. Ai, nes pusė prijungta. Ja. Nu ką, pas mus paskutinė Nu dėžė. ką, o pas mus dėžė Nu ką, dabar pas mus paskutinė. dėžė paskutinė. Tai ką, pas mus liko paskutinė dėžė. Tikėkime lagaminus ir vėl. Aš dar ledijostas turiu. Kokia spalva? Nu tai spėjas spalvota bus, ne? O mes turim stiklą. Ne, čia plasmas. O mes turim plasmasę. Makaronų makeris. Čia plasmasinės lentynos. Labai fainai. Lentynos va, palaikau. Ten bolgarkė pas jūs yra. Pas mus ir buvo. Bet jūs nevaikškit įsižiūrėję ir nežiūrėkit. Labai stipriai, ne? Ir čia lempa ventiliatorius. Atsargiai pjūklai. Man atrodo, pas tai iškrito. Iškrito pjūklai. Pjaustimo darbai, žinot pas ką kreiptis. Tai manau, kokia kaina. Nu, 30. Seifas. 100 tikrai kainuotų. Aišku, be antspaudo, kaip praeitą kartą, bet vis tiek. Už kokių 40 eurų galvoju galima parduoti. Taip, ir turime dar vieną dėžę. Štem pasiimti. Ne, gulė. Pažiūrim, apdruk kažkas gero. Čia žvejybos kažkokie reikia. Žvejybos? Ne? Neįdomu. Tai ką, išpakavom visas mūsų dėžes. Laukiam dabar, kol paskaičiaus, kiek kas gavo pinigų už tos daiktus. Tai truputėlį palaukim, tai mano ateis informacija. Jau atėjo. Tai visgi jūs laimėjot, jo, surinkot tokią sumą, o mes tokią. Tai Va žodžiu, jo. Bet pas juos šiaip geri daiktai. Garbinga kova. Nu bet būkim sąžininkai, tas daiktas permušė tiesiog viską. Permušė, jo, gerai, kad lubų nepermušė. Jeigu norit dar daugiau tokio video, būtinai parašykite tai komentaruose. O su jumis buvo Andrius, Vitalija, Mira ir aš. Sekit mūsų Instagramuose visur ir kitą kartą. Krysų laiku. Kažkaip gal.